Žinote, jeigu teigi verslą dėl to, kad gauti lengvatą, tai gal tada geriau eiti dirbti pagal darbo sutartį. Tiesiog. Vieni galvoja, kaip čia man sodros tą 12 mėnesių lengvata pasinaudoti ir dabar klausimas ar ne, o tai ar GPM lengvata nesuteikiama pirmą kartą vykdant individualią veiklą pagal pažymą. Ne, nesuteikiama. Mokesčius, kad ir kaip atrodys dabar iš manęs šitas pasakymas nemaloniai, bet mokesčius mokėti vis tiek reikia. Stipri valstybė yra tada, kada mes mokam mokesčius. Aš irgi moku mokesčius ir ką dabar verksi čia atsisėdus. Tai pajamų mokesčio lengvatos, koks ten bebūtų verslas, nėra. Ir žinoma, yra įmokų sodrai 12 mėnesių atostogos, galima nemokėti VSD įmokų 12 mėnesių, bet pajamų mokestį mokėti reikia ir aišku naujiems juridiniams vienetams, jeigu atitinka pelno mokesčio įstatymo sąlygas, 2 metus galima nemokėti pelno mokesčio, arba tiksliau sakant, jisai yra 0 procentų, bet irgi reikia atitikti tam tikras sąlygas. Taip, kad mokesčius mokėti reikia. Gali čia dabar užplakt mane komentaruose, kad aš šneku nesąmonės, bet mokesčius mokėti reikia, taigi pelningo verslo ir protingų sprendimų.